Tai ką, sveikučiai, su dviem Toyotom, aš su savo, Rūta su savo, važiuojam šiandien į Auresą, kadangi paskambino Benukas, mūsų vadybininkas, ir sako, jūsų išankstinė rezervacija dėl RAV4 suveikė ir mes važiuojam užsisakyti mašiną. Tai va, padarėm išankstinį rezervavimą, o dabar varom išsirinkti tiksliai komplektaciją, spalvą ir lauksim, kada RAV4 atkeliaus į Lietuvą. Tikrai labai fainas modelis, ankstesnės kartos RAV4 man žiauriai patiko. Ir žiūrėsim, koks bus dabar šis naujasis, bet na, dar toli, kaip sakau, iki tol, kol mes jį fiziškai gyvai turėsim savo. Aišku, kiek anksčiau jau salone turbūt bus pirmieji dėminiai, bandomieji modeliai, tai tikrai ir jum parodysiu, ir pats labai norėsiu išmėginti ravuką naująjį. Tai va, tai lekiam dabar pas Beną į Auresą, Toyota atstovybę Panevėžyje, gal sužinosim kažkokių daugiau detalių apie RAV4. Kokie varikliai, kokios versijos, kokios spalvos ir panašiai, plius minus kažkiek jau matėm, bet gal yra dar kažkokių naujesnių naujienų. Gal ir kaina jau aiški, nes iki šiol neaiški. Tai va, žodžiu, lekiam kartu su Rūtelė ir žiūrėsim, ką mes ten gero sužinosim. Va, Krista išvaras kažkokią naują mašiną. Nu, aš vypinių klientų vietą pastačiu. Va, Krista su Gašairu, Rūta su Krosu. Žodžiu, varom aiškinus, kas per modelis laukia. Vos dviratininką nenumušiai. Ne, tik aš sustojau ir laukiau, aš mačiau jį iš anksto. Tai aš vos taip neįvažiavau. Tai aš vat ir galvojau, kaip čia praleisti reikės, kad tu manęs nepraleisi. Nu ką, Auresą? Metėm visus reikalus iš šoną, greitai Auresą. Katino tiksliau namo. Oi. Katins buvo pas veterinarą, greitai skafandrą katinui. Kur Benukas? Čiagi naujas Benuka kabinets bus. Tai taip, bet tai kur dabar Benukas? Virtuvėje valgo gal. Aš supratau. Nu ką, einam apsižiūrėti, kas čia gera. Va, toks kaip mūsų anksčiau buvo RAV4. Va, tokį grinai turėjom. Spalva tokia pati, ne? Jo. Tokios pačios spalvos. Jo. Tik tais ne tokį patį. Ne hybridas, pas mus buvo 2 litrai benzas. Taip. Kiek valgė 2 litrai, atsimeni? Ne 8? 7,9. Nu kažkas, iki 8. Tai va, irgi ekonomiška mašina, čia dar hybridas, tai kokie? 6,5. Ką? Tos varaidytės, ką reiškia? HEV? Hybrid engine vehicle. Bet anksčiau nebūdavo to užrašo. Nu tai gal naujovė įvedė. Nu aš taip galvoju, kad reiškia. Ir pabrangino 1000 už tą užrašą. Ne. Nu gerai. Laukiam Benedikto. Žiūrėk, kaip tau šitą spalvą? Nu, įdomu, bet kaip įdomu purvas. Ant, va, kur tau dabar davė, tą ant tos purvą nesimato. Pastebėjai? Tai šią plaunu pro broką savaitę per 2 kartus. Ne, 2, bet 3. iki buvom kažkur, kad žemės užtiškusios ir ne taip matos, pavyzdžiui, kaip ant baltos ir ant juodos. Ne, nu taip, kad ant Nu, gerai, šitą kakavos ne. spalvos nesimato ne. dulkės. Ne, nepatink šitą? Šitą? Bet šitas kitokios. Vienodas. Ne vienodas. Nu, kaip ne vienodas? Ta tamsesnė ir tokia melsvesnė, ta į pilkšvumą ir šviesesnė. Nu gerai. Tai Bens kaip per katalogą atvers tau per kompą, koks bus RAV4 naujų spalvų gama, tai jau čia bus 5 spalvos. Nu, Bens, kadangi neateina, užsisakysim mašiną patys. Jau matau kažkas atversta, jau matau kažkokias tai nuotraukas, komplektacijas. Tai va, tai čia jau paruoštas langas mums parduoti mašiną, bet kadangi Benuka nėra, tai mes apsitarnausim savitarnai patys. Kas dabar vyksta prie mano stalo? Tarku, Labą dieną. Labas, Benai. Ir aš norėčiau tada, gal galim rezervaciją padaryti. Taip, sėskit, aš jums parduosiu. Ok, tvarkoj. Nu ką, Benukai, kokios dabar naujienos su RAV4, kas čia mūsų iš tos išankstinės rezervacijos, į ką dabar čia virta? Dalyvauju pirmą kartą tokiam procese, kai tiek daug išankstinių rezervacijų virsta į užsakymus. Tai per pirmą dieną iš kovo mėnesio užsakymų iškart tapom į balandį. Oho, geras. Tai čia didelis kiekis, sakykim. Ir labai gaila, kad ne visi galės gauti taip greitai, kaip norėtų greičiausiai, nes tie, kurie nerezervavo iš anksto,
jau Toyota kalba, kad jeigu kitais metais užsakinės, tai gaus dar kitais. Tai 27. Čia mes į kurį traukinio vagoną spėjom? Mes manau, kad spėsim į balandį gegužę. Tai, Į kovą nebespėjom? Į kovą nebe. Tai tikrai džiaugiamės tuo ir labai džiugina, kad tos kainos, kurios buvo paskelbtos, sakykime, nėra tokios gąsdinančios, kaip buvo kai kas... Spėlionių ten buvo. Jo, 60 ir 70, tai, sakykime, tikrai didelės, o dabar, sakykime, tos kainos nuo 40 iki 50, tai iš principo labai panašios, kokios ir buvo, sakykime, iki to. Supratau. Tai dabar mes ką šiandien turime padaryti, Rūta jau šiek spalvų palėtė. Svarbiausias klausimas spalva. Jo, tai pabandysim išsirinkti komplektaciją. Aha. Aš maždaug jau turiu, kaip sugalvojęs, kokią maždaug atitiktų jūsų poreikius. Tik tai dar pasakysit, ar nori daug išleisti, ar mažiau. Supratau. Tai vat, ir toliau, sakykime, išsirinksim spalvą. Tai šitoj vietoj šiek tiek konfidencialumo. Supratau. Ir po to galėsim biškiuką jau eiti į tą, sakykime, galutinį sprendimą. A, žiūrėk, čia iškart prie konfidencialumo einant šitą spalvą yra? Šita spalva yra ant Aigo. Neina per galvą. Dabar jau nebe. Neina per galvą RAV4. Jo, ne, RAV4 turi tam tikrą spalvų kiekį, kuris yra dabar gan platus, tai džiaugiamės, sakykime, tikrai ir nuo žalios iki baltos, tai visą gamą galėsim. Bet kol kas atskleidžia negalim, ne visus spalvų. Galėsim po to, sakykime, eigoje, sakykime, video. Tai dabar kol kas bandysim tau išrinkti. Ir Rūtai tinkamiausia spalva, nežinau, gal tai balta bus? Ne. Labiausiai tai faina būtų, kaip tas RAV4, kur turėjom anksčiau vyšnę, tava tokia. Dabar bus, jeigu toks, tai bus raudonas. Tai, vyšnė pakeista į ryškesnę raudonas. Gesintuvas spalvų. Ne, papkės spalvos. Gaisrinės. Dėsim juostas ir šuturėlis. Einam prie spalvų. Čia tokia, čia blizgi kažkokia irgi. Jo, čia ta bronzinė, aišku, baltas perlas, sakykime, galimas. Čia kaip dabar mūsų Corolla Cross. Ne, mūsų šampaniniai gelsvumą perliukas. Plaut reik dažniau, bro, nebus į gelsvumą. Ne, gelsvumą turi būti. Ir čia nėra, tuoj parodysiu. Iš čia toksai, taip šlapio asfalto man jisai toksai. Nu, ne visai. Raudona, visai aišku, man atrodo, čia tik pamatys raudoną ir pasitvirtins. Ne, bet o raudonas yra koks biškai pažiūrėti, kurią čia toksai? Tuoj pažiūrėsiu kodą, bet manau, kad ne. Naujas spalva. Dar pasižiūrėsiu, jo, Cagašero spalva gal kieme yra ta. Kristė išvažiavo ką tik. Jo, yra ryški raudona, ta prasme, ne vyšninė, ne kažkokia, sakykime, atspalvių, bet jau ryški raudona, jau ten jau rėks, vadinkim taip tas spalva. Raudon mašin kiemi ir pas mane, Red Cars Club pas mane vadinasi, tai va, tai čia kažkas tokio, jeigu būtų, tai... Čia geras sportą, man atrodo, ne? Čia nežinau, čia kokios 98 metų Corolla, nes nėra metaliko. Jo, žiūriu, kad tokie... 98 Corolla. Nagus lakuojas, blizgai. Čia pagal mašiną nagus žiūri ar pagal nagus mašiną? Arčiau antrip? Čia kaip jau pasiseks. Pažiūrėk. Bet čia labai ant saulės, tik tai graži naktį, tai bus labai tamsi. Naktį labai tamsi. Tu neįsivaizduok, kad čia visas 100 spalvų yra variantai. Taip, tik tais. Šiaip Kysa Ramygalas garaže visada dažo mašinas tam. Kaip norėsit tokią spalvą pasidarysit, čia. Mano jauno pardavėjo vadybininko, kaip Tomas sakė, sakykim, nuomonė, jums šiuo atveju vis tiek būtų laiptelis stipriai į viršų, jums reikėtų rinktis style komplektacijos automobilį. Jis turės ryškės spalvas ir juodą stogą, ir juodą viduj stogą, ir šiaip ryškės geras detalės, didelius ratlankius, sakykim, kas išryškins automobilį. Toliau, sakyčiau, jūsų atveju tikrai nereikia 4 varomais automobilių. Mes kiek turėjom, visi buvo prieki varom ir mums nestigo kažkaip tos. Ta prasme, jūs naudodavot geras padangas. Kenda. Jo, iš esmės prošvaisa yra labai didelė automobilio, tai jau tikrai reikia stipraus, sakykim, kažkokio nekelio, kad automobilis
taptų Problema. Jo, tai vat šitoj situacijoje aš manau, kad priekiu varomo tikrai užtenka, mieste užteks, geros padangos, tą automobilį padarys tikrai pakankamai pravažų, o papildomai, sakykim, išleisti pinigus, jeigu tas panaudojimas yra minimalus, to žiemos pas mus nėra tokios labai jau didelės, sakykim, galbūt ir jum nereikia. Tai čia šiuo atveju aš komplektaciją sakyčiau, kad reikėtų rinktis stylą. Juolab dabartinis naujas stylas turės daugybę privalumų, kuriuos ir parodysiu komerciniam pasiūlyme, tai bus jų labai daug, tai čia šiuo atveju nebus problemos, dabar tik tai reikės Rūta išsirinkti mums spalvą, o po to, sakykim, su Rūta, paskui su manim pinigus. Su tavim pinigus kažkada biškai vėliau, nes vis tiek tą leasingą, kol susipildysim, kol susidengsim, po to, kol mašiną atpirksim, čia dabartinę Corolla, sakykim, tai biškiuką užtruks, tai pinigų dabar nereikės, sakykim, o pagrindinį dalyką spalvą mes dabar pasižiūrėsim. Supratau. Nu gerai, Rūtelė, tavo eilė rinkti. Tai va, tai... Supratau, nes kai rezervavimas buvo 4 ar 5 spalvos, mums buvo jau sunku, dabar sakė, gama padidėjo, tai... Jo, biškiuką daugiau. Dark Blue yra tamsiai mėlyna. O va ten, kur ten stovi šalia tas bliūna, toksai ten, kur va ten... Čia po Corolla, ne, čia yra dar kita spalva. Čia būdo Ravas seniau mėlynas. Aha, būdo, jo, Rašalins, kaip sakydavau. Jo, tai va čia šita. Tada Forest Green, tai yra šitas, kaip Yaris Cross. Forest šitas, grynas. Bet čia dar kadangi naujas spalva, ką tik atsiradus šitam selektoriui, čia jos nebus, tik tai ant mašinos galite pasižiūrėti. Tada, sakykim, White Pearl, tai balto perlo kaip ir turit iš principo dabar. Tada Tokyo Red, 3T3 spalva. Skamba gerai. Jie atitiks kaip dabartinis salonės tonis RAV4. Kai mes tokias pačios turėjom. Biškai kitoks, bet, nu... Jo, bet perlas tai jau būtų, nuseikiam. Tada... Tuoj. 1M6 čia bus tamsi pilka, bet yra visiškai nauja spalva, tai tikrai nei ant automobilio, nes bus tik ant RAV4 kol kas, nei ant selektorio greičiausiai dar jos nebus apskritai. Ne, jo dar nėra. Sakykim, po to parodysiu, mes kalbam apie tokią įpilkumą, ne į sidabrinę, bet tiesiog pilka spalva, sakykim, į šlapę asfaltą šiek tiek. Ir tada, sakykim, dar gali būti Urban Shade, tai yra kaip stovi pas mūsų salone Toyota Land Cruiser. Aha, tai yra... Einam pažiūrėti Land Cruiserio. Tai visgi gal Land Cruiser. Tai visgi Land Cruiser, gal tada nebe spalvo mašiną keičiam, ne? Tokia pilka be perlo. Prie namo tiks. Jo, tai vat čia, sakykim, ant Land Cruiserio, sakykim, viskas ok, aš sakyčiau, aš vis tiek norėčiau, kad būtų ryški mašina, ne? Raudona. Jo, ryškus žmonės, mes čia iš tikrųjų, ką dabar darom, tai aš manau, kad mes čia be reikalo net tas spalvas žiūrim, nes aš beveik įsivaizduoju, kad Rūta raudonas nori ir čia mes ką būdų galvojam, čia kad gal kažkada parduoti reikės, čia dabar nebegroja, jau mes naują mašiną perkam. Tai čia šiuo atveju aš manau, kad ir reikėtų rinktis ryškę. Jolab, niekur mes čia nesislepiam, jūs irgi stengiatės ir į renginius važiuoti ir ryškus būti. Tai čia šiuo atveju aš manau, kad liksim ties... Raudona. Be ir turėjai prieš tai RAV4, benzininį variantą dar tada ir... Jo, tada teko persėsti į baltą perlą, sakykim, kuris irgi turi savo žavesę, sakykim, nes visos juodos detalės ant balto perlo matosi. Ir prieš tai buvęs RAV4 iki dabar sakykim, gaminamas modelis, balto perlo style komplektacijos automobilis buvo vienareikšmiškai pats populiariausias. Tai, sakykim, tai ta balta spalva, sakykim, tikrai daugam buvo labai tinkama, dėl to, kad daug juodų detalių, tas kontrastas labai gražiai žiūrisi, juodas stogas, baltas automobilis. Bet dabar, sakykim, style komplektacija gali turėti ir raudoną spalvą, ko prieš tai style komplektacijoje būti negalėjo. Tada reikėjo imti GR komplektaciją, sakykim, ir tai jau, sakykim, brangiau tada? Jo, 4 varomi ratai, ne visiems tikrai reikalingi, sakykim, tai tikrai buvo brangiau. Tai dabar šiuo atveju ir stylą galim pirkti raudoną.
Tai kaip ir manau, čia mes žiūrėjom, bet mes labai panašiai grįšim kaip prie šito Toyota Hilux'o. Tai nors šita spalva yra šiek tiek skirtinga nuo sakykim, tos, kurie... Kiekviena raudona yra šiek tiek kitokia raudona. Jo, dar labai stipriai iš tikrųjų priklauso ir nuo modelio, kokį automobilį... Ant kurio kaip žiūrisi? Jo, labai stipriai priklauso, ar automobilis turi daug juodų detalių, ar automobilis yra aukštos komplektacijos, ar paprastesnės komplektacijos, sakykim, nes nuo to priklauso ir ratlankių spalva, ir kartais automobilis, kuris gali atrodyti, sakykim, juoda spalva, prabangos spalva, bet tarkim, automobilis, kuris turi daug linijų, ne, kaip tas pats CHR-as, ne, naujas, sakykim, ant juodos spalvos taip labai stipriai nesimato tų dalykų, kuriuos gamintojas norėjo išryškinti, visokios linijos, visokios, sakykim, kampai, kurios, tai vat, sakykim, tas dalykas nebūtinai tada ant juodai tinka. Toyota Camry, sakykim, juoda spalva irgi atrodo jau labai, sakykim, neblogai, bet ant automobilio, kuris turi daug visokių, sakykim, pagražinimų, aš juodos nesirinkčiau. Tai va, juolab, priežiūra yra tikrai sudėtinga. Aišku, kažkiek švaros broliai pagelbė šiuo atveju mum, bet vis tiek, aš kaip sakau, nusiplauni automobilį, pusę valandos ir gali eiti vėl valyti. Tai va, tai dabar pabandykim tada pasiskaičiuoti, pasižiūrėti, kas mums gaunasi su leasingais. Tai Rūta galim ir paleist, tas spalva realiai išsirinkot. Aš visai norėčiau. Jo, tai Rūta, kadangi pietų metas, tai sakykim, gal paleisim, spalvą turim, o dėl visų finansinių dalykų, ką reikia jas skaičiuoti, kaip jums ten gausis. Supratau, tai jau nebe Rūtas reikalai. Ačiū, kad išrinkot mums spalvą. Buvo labai sudėtinga, mačiau, tikrai nebuvo nusistačius kokios spalvos norėti. Jo, okei, tai va, tai viskas okei, tave galėsim paleisti, mes dabar bandysim susižiūrėti, kada pristatymo terminai. Čia jūsų reikalai ir man taip. Jo, tai vis varkoj, lauksim dabar sekant kartą, kai jau reikės atsimti. Tai kaip vadinasi spalvytė? Tokyo Red? Taip, Tokyo Red, 3 spalvos, tai iš principo yra, šis automobilis Toyota RAV4 senesnės kartos, dabartinės kartos. Tai su style komplektacija ta spalva labai gerai atrodys, nes dažytos apačios, juodas stogas, juodi ratlankiai, neslėpkim, style komplektacijos ir aš savo žmoną užsakęs. Tai, žodžiu, suprantat, koks automobilis bus populiariausias greičiausiai ir kokia spalva bus, skirtinga, bet komplektacija bus ta pati. Tai ačiū tau, mes eikim ką prie skaičiukų. Prie tos dalies, kuri nėra visai tokia gera kaip spalvos, sakykim, išrinkimas, bet tikrai kartais, sakykim, tas finansinis susidėliojimas parodo, kad čia bet kuris žmogus gali tą automobilį turėti. Jo, tai va. Einam skaičiuoti. Viskas, ate. Iki. Tai susidėliojom su Benu čia komplektacija, spalvas Rūtas surinktas, žodžiu, mums tik liko kainą sudėlioti, tai Benai, kokia dabar kainytė? Tai dabartinio RAV4 Style Edition, sakykim, kaina, sakykim, yra apie 45 000 eurų su jau perlo spalva, šiaip tai kaina maždaug apie 44 ir kelius šimtus eurų, tai čia šiuo atveju, sakykim, dar dasidėjo perlo spalvos dažai, sakykim. Tai žinant, kad dabartinis modelis iš principo labai panašiai kainuoja, tai labai džiaugiamės, kad nepadarė dalyko tos meškos arba ten, sakykim, paslaugos, kai automobilis perkamiausias, sakykim, Lietuvoje ir tampa nebeperkamiausias, nes kaina 70. Tai čia šiuo atveju, sakykim, kaina labai panašiai buvusią kainą, tai tikrai Labą dieną. Kabelio atstovai. Iki Jonai. Tai va, tai kaina, sakykim, yra labai panaši į buvusio modelio, todėl nereikėtų visiškai, sakykim, nerimauti dėl šito dalyko. Ir tie, kas turėjo prieš tai stylus, gali jau vykti ir, sakykim, užsisakyti. Tie, kas nepasidarė rezervacijos automobiliui iš anksto, nėra problemos. Lapkričio 17 dieną jau pasileidžia, sakykim, visiems užsakymai. Tai iš principo atvykus į Toyotos centrą galima, sakykim, užsisakyti automobilį ir tikrai tada užsisakius šiais metais iki atvažiavimo automobilio dar tikrai gauti šiais metais. Nes tie, kurie neskubės ir bandys užsakyti tik tai kovo mėnesį, kai automobilius gausim, tai tikrai galimai automobilius gaus arba labai į metų pabaigą, arba jau 27 metais. Toks dalykas yra dėl to, kad Toyota RAV4, sakykim, yra
dabartinis modelis, kuris buvo leidžiamas nuo 2019 metų, tai nuo 2019 metų tas klientų ratas yra labai platus, didelis ir visiems kaip ir leasingai po 5 metų baigėsi, visi laukė to modelio, sakykim, tai tas laukimas, tai tas laukimas, sakykim, padarė tai, kad automobilis tampa labai populiarus, ypač tuo laikotarpiu, kai reikia keisti kažkam, kas turėjo jau 5 metus. Tai va čia, sakykim, tas, sakykim, ir gera, ir blogojo pusė, kad visi nori, tai va tas pristatymo laikas, bet kadangi tie, kurie dažniausiai nori, tai turi su kuo pavažiuoti, sakykim, tai nėra labai blogai, kad šiek tiek, sakykim, reiks luktelt, tas laukimas kaip tik paskatina norą turėti. Jo turim My Toyota programėlę, kurią ir tu pats naudoji. Tai galima matyti, kokiame procese, kokioje eigoje. Tai tas yra, kur gauni kėbulo numerį, jau nuo ryto atsikėlęs. Tikrai jau renkama, jau draudimus. Jau dažoma. Jau skambina man klientai, jau yra automobilio kėbulo numeris, gal jau matot. Tai čia visus tos dalykus galim su Toyota programėlė valdyti, sakykim, ir žiūrėti. Tai tas dalykas tikrai malonus ir, sakykim, po to, sakykim, atneša vaisių, kad klientai žino tiksliai informaciją, žino, kad automobilis atvyksta, nebereikia matyti arba skambinti, važiuoti į saloną. Tu matai, žinai, ir kai jau gauni informaciją, kad automobilis uoste, jau ar Švedijoje, ar Estijoje, sakykim, tai iš karto galima jau su vadybininku, sakykim, kalbėtis dėl automobilio atsiėmimo. Tai čia tas labai fainas procesas ir mes pabandysim dabar tą užsakyti, pasižiūrėti, kadagi tavo automobilis pas mus numatomai bus mūsų atstovybei. Tai gal pabandykim, nes man atrodo, kiekviena mūsų pradelsta minutė per ją įkrenta kokie 4 užsakymai į gamyklą. Tai pabandysim. Pabandykim pasižiūrėti ir pasižiūrėsim, kas čia kelintą mėnesį mums atvažiuos. Tai pasidėliojam su Benuku ne tik tai kainą, kiek ta komplektacija mano kainuoja su spalva, su viskuo, kiek ir leasingas, bet kiek ir leasingas, tai kas čia gaunas man? Čia atveju nuo mūsų maždaug Corollas darant prielaidą, kiek galvojam, kad, sakykim, liks, atmetus visus leasingus, viską, sakykim, mes skaičiuojam, kad pradinis įnašas bus tavo apie 11 000 eurų, sakykim, ir pažiūrėjus automobilio kainą, sakykim, kur yra apie 45 000, sakykim, 11 000 pradinis 5 metam ir su likutinė verte tam, kad sumažinta mėnesio įmoka ir apkrova per mėnesį, sakykim, tai tavo įmoka kažkas apie 350 eurų. Tai čia, sakykim, tikrai normali, sakykim, įmoka, kaip už RAV4. Tai nėra kažkokia didelė, aišku, tai nėra Corollas įmoka, bet kaip ir minėjau prieš tai, kad jeigu šeimoje dviese dirbantis, bent jau po 1000 gaunantis abudu asmenys, tai iš principo ta įmoka nėra jau tokia baisi, kaip galėtų pasirodyti už didelę, sakykim, šeimininį visureigį, sakykim. Tai aš sakyčiau tikrai turbūt, kad galėsim mane įsigyti leasingu. Manau, kad taip. ir sakykim, tada jau viską sustvarkysim, automobilis atvyks pavasarį, užsakius, dabar mes su tom pažiūrėjom, greičiausiai, kad style komplektacijos gamyba yra labai didelė, sakykim, tai kol kas bent jau rodo kovo mėnesį, tai labai apsidžiaugiam, turbūt ir Rūta apsidžiaugs po to. Kad negegužė. Tai džiaugiamės ir, sakykim, tiek būtų dabar pradžiai, po to susižiūrėsim Toyota draudimus ir, sakykim, per kur galim, sakykim, viską susitvarkyti ir viskas, galėsit lėkti. O aš dar, Benai, turiu vieną klausimą. Žiūrėk, mes tai tokie, kaip sakau, Toyota fanai, pasitikintis to prekės ženklų ir perkantis mašinas, jas užsisakantis, rezervuojantis, dar net nematė, kaip sakau. O kada bus, grinai, naujasis RAVas salone, kad kažkas tai galėtų gyvai atėjęs apsižiūrėti, aišku, tada užsisakyti ir gauti gerokai, galbūt vėliau negu mes su išankstinė, arba šiek tiek vėliau negu mes gaunam su išankstinė rezervacija, bet kada planuoja šitas RAVas naujasis stovėti tarp visų šitų gražuolių? Tai RAVo planas dabar yra, sakykim, pirmus RAVus turėti jau demonstracinis ar salono modelis jau kaip į saloną, tai, sakykim, vasario pabaigoje, kovo pradžioje, tai tada ir bus, sakykim, aišku, darysime pristatymą, viską, nes, sakykim, modelis tikrai, sakykim, bus perkamas. Tai tie, kurie norės pamatyti ir pavažiavus, sakykim, įsigyti, tai jie jau galės kažkur kitų metų pavasarį. Tai padarys pavasarį, sakykim, užsisakė pavasarį. Taip, tada šiek tiek tas laukimo terminas bus ilgesnis, gali būti ir metų pabaiga, kaip ir minėjau, arba kitų metų pradžia. Tai kitų metų mes kalbame apie 27. Tai tie, kas visgi turi RAV4 arba
kaip pasakyti, tiki sėkme, kuri mus jau nežinau kiek metų čia lanko, tai gali iš anksto tai padaryti ir tada tikrai gausi 26 metus ir galėsiu lėkti, sakykim, jau kitais metais, sakykim, o tie, kurie visgi nori pabandyti, pasižiūrėti, pavažiuoti, galbūt gal nėra įsitikinę iki galo, sakykim, tai tada, sakykim, reikės viską pasidaryti 26 metų kovą. Tai tada jau tikrai stengsimės kuo garsiau visą tai pranešti. Aišku, stengsimės, kad ir tu greičiausiai sužinotum greičiau, parodytum, kad žmonės irgi, nes projektas mūsų ką tik prasidėjęs, bet jau vaisių duoda tikrai. Turim ir pirmų klientų, kurie, kaip aš sakau, nebijojo ateiti, pasiklausti ir šiandien registruojam, rytoj atiduodam. Tai... Irgi žiūrėjo video žmogus. Jo, tai va, tas yra labai džiugu, sakykim, ir stengsimės, kad kuo daugiau žmonių tą dalyką matytų, turėtų ir galėtų, sakykim, pagaliau vairuoti naują automobilį. Tai va, tai kaip ir tu. Nu ką tai, ačiū Benuk, tai dėkui už... Ir aš dar turiu klausimėlį. Aš mačiau, kad tu atvažiavai su neįtin švaria šiandien mašina. Tai kur tavo sekant kelionę galėtų būti? Kadangi aš šeštadienį buvau į sezono kroso uždarimo renginį, pasivažinėjome, mes išsipurvinom tą mašiną, nes buvo žiauriai lietinga, o Pakruojy tiesiog yra labai daug purvo, grunto, tai šiandien aš važiuosiu į ProBro ekspresą. Bus įdomu pasižiūrėti, kaip tau sekė šiandien, nes mačiau, kad ten ne visas funkcijas dar pirmą kartą kilimėlius pats rankom. Ten tų funkcijų ProBro eksprese pilna, tai va, su kiekviena serija vis kažką naują išmėginsim ir jums papasakosim lygiai taip pat, kaip pasakojam ir apie Toyota. Tai ačiū bičiuliai. Dabar jau ačiū, tikrai. Iki pasimatymo kitoj serijai. Čiau.